Vietoj pietų. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Šiandien mūsų laidą pradėsime nuo citatos ir manau, kad ta citata bus visai neblogas atskaitos taškas. 2013 nacionalinio kino pasiekimai tikrai bus skaitlingesni ir įspūdingesni, nes sulauksime rekordinio lietuviškų premjerų skaičiaus. Tik man labai liūdna girdėti, kad kai kurie geriausiais prodiuseriais neteisingai tituluojami žmonės prisidengia, kabutėse, autorinio kino menu, žongliruoja tik jiems patiems reikalingais prizais iš serijos, kabutėse, patys save nominuojam, o po to apdovanojam, švaisto vėjais mokesčių mokėtojų pinigus ir bando įteikti tautai savo naudingas, nesuvokiamas nesąmonės, kad kinas neprivalo būti žiūrimas, kad kinas net neturi siekti rezultatų, kad kino nereikia viešinti ir reklamuoti, kad kiną užtenka parodyti savo draugams ir pažįstamiems. Norėčiau pamatyti, kaip tokie asmenys išgyventų ir konkuruotų bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, kur pirmiausia vertinami rezultatai, už valstybės finansinę paramą reikalavimą atsiskaityti ir niekas negauna finansavimo vien už vardą bei gūdžios praeities nuopelnus. Manau ir nebejoju, kad lietuviškas kinas išliks gyvas tik tada, kai jis bus žiūrimas, pastebimas, matomas ir vertinamas pirmiausia už bilietus pageidaujančių mokėti žmonių skaičių. Tokį naujametinį pasveikinimą Edvinas Pukšta, žinomas kino kritikas ir apžvalgininkas, išsiuntė Lietuvos kino prodiuseriams ir režisieriams. Su mumis kartu prodiuseris ir režisierius Giedrius Zubavičius. Labadiena. Labadiena. Jūs gavote tokį laišką? Laišką gavote? Laišką? Kokį laišką? Nu, ką tik aš čia citavau pradžią. Iš esmės, va tai, aš jūsų neklausau, ponas Ginas, nes aš neklausau privačių pokalbių. Tai čia ne privatus pokalbiai. Čia yra naujametinis pasveikinimas, kurį žinomas kino kritikas. Aš negavau to pasveikinimo. O kur jūs buvote? Aš buvau Palerme per Rio de Janeiro. Ir? Aš negavau sveikinimo. Gerai, aš dabar jums referavau tai, ką jūs galėjote gauti. Aš galvoju, kad jūs kalbėjote privačiais klausimais. Aš dabar tvarkau savo užrašus ir citatas, nes aš pasirašiau mūsų susitikimų su ponu Ginai. Tuo labiau suprantu, kad jūs esate tas žmogus, kuriam turbūt ir nebuvo siųstas šitas naujametinis sveikinimas. Aš gavau jį kaip privatų, Pukšta man prašė, padėk, skendu. O aš jums sakau, tada perrašiau, atrašiau, tai skęsk. Jūs sutinkate, kad tokia padėtis yra Lietuvos kino pasaulyje? Aš manau, kad Pukšta turi senai dingti iš akiračių ir būti palaidotas, kai numirs Anykščių šilelį. Supratau. Iš pagarbos, jis yra tružanikas truda. Kaip čia man pasakius? Man reikia, aš paskambinsiu vertėjų rusų, galima aš tada tružanikas, kai verčiasi? Darbo partijos narys. Holikas netinka, bet palaukit. Ne, tružanikas, leiskit susikaupti tružanikas. Giedriau, jūs dabar susikaupkite, aš pabandysiu dabar pristatyti Giedrių Zubavičių, kuris čia pradėjo pakankamai. Galiu? Nieko prieš. Ne, čia nerūkama, čia Europos Sąjunga. Girdžiu melodiją, tik nežinau, kas ją švilpauja, ar vėjas, ar jo aidas. Upe plaukia ledai, tik tai dar ne pavasaris. Delnuose išdygo gėlės. Atsiprašau, jūs su manim bendraujate, ar jūs tiesiog... Nežinau, kaip jas laistėte. Jūs, ponas Ginai, man reikia reaguoti, ar klausyti, įsidėmėti, ar jūs šiek tiek... Tai yra vertimai, prasti vertimai iš italų kalbos, senosios gražiosios poezijos. Giedrius Zubavičius yra ne tik prodiuseris, ne tik kino režisierius, bet dar ir žmogus, kuris piktnaudžiauja literatūra. Ir šiaip jau yra žmogus, kaip čia pasakys... Nusidėjęs visuomenės... Epotažinis, jeigu šitas žodis yra jums žinomas. Epotažinis kaip reportažinis, visiškai... Tai rimuojasi su žodžiu trolinti. Jeigu jūs turite tą poetinį jausmą. Leiskit man susikaupti kaip literatui trolinti, jo netinka. Jūs jeigu dabar nesusikaupsite, tai mes jūs išjungsime. Leiskite, aš turiu pamerktą mano galvą į skaidrumo būseną. Tai štai, dabar gal pradėkime nuo šitų visų Palermo ir Rio de Janeiro, o gal
šitą siužetinę liniją paliekame šiek tiek nuošaly apie festivalį, kuris gresia. Gresia jis jau neišvengiamas ir tai mane gąsdina. Ir praneškite, prašau, kas čia vyksta šitam festivalyje ir bandykite išvengti žodžių, kurie nesuteikia mums papildomas informacijos, bet tik tai praneša apie mano neįsilavinimą. Ir apie jūsų vidinį pasimetimą festivalio išvakarės. Matote, čia kažkokia tokia yra euforinė situacija, realiai pereinanti per liūdėsį į melancholiją. Dėl to aš esu visiškai išdarkytas. Aš jaučiuosi, kad aš esu 18 gabalų, kad nėra manyje visumos, o smegenys tiesiog garuoja. Aš dabar pasitengsiu nesuklysti ir pasakyti tą svarbų tekstą, kurį aš užsirašiau. Leiskit man pasimti savo užrašus. Kad labai ilgas tekstas, matot, kad nuo sausio 10 iki 14 imtinai, kaip taisyklė, beveik visi yra vakariniai seansai, bus garsaus Europos kino režisieriaus Aku Lauchimės retrospektyva Vilniuje. Sausio mėnesis, 10-14 diena, kino teatruose Pasaka ir Skalvija. Kodėl pasirinkote šito režisieriaus retrospektyvą demonstruoti čia Lietuvoje? Yra koks nors racionalus argumentas? Jokio, norėjau praplauti truputėlį savo asmeninių pinigų, nes tai yra suprantama. Asmeninės yra nesubiudžetuoti mano... O antrasis pagal svarbą argumentas. Mes, pavyzdžiui, apie tokį režisierių nieko negirdėjome. Galiu būti nuoširdus? Nepatartina, nes aš jau matau, kuo virsta jūsų nuoširdumas. Bet jeigu jūs prisimat visą atsakomybę už savo nuoširdumą, tai pabandykite. Jūs turite omeny, kad jūs man priminėte tą semantiškai išreiškimą atvečiai už turgų, ta prasme? Už bazarą? Na, pabandykite suformuluoti, ką nors be kokių nors inkliuzų. Keblumas, kad realiai tai aš jau pats nepažįstu. To režisierių? Taip. Ir kodėl dūrėte pirštų būtent jo pavardę, vartydamas kažin kokį katalogą? Aš dūriau pirštų, nes aš nusižiūrėjau prieš 3 dienas matytą, sakykime, Dantės spektaklį Eimunto Nekrošiaus. Ir kai finale šitas mūsų gerbiamas aktorius Kazlas dūrė savo į nosį. Taip spontaniškai ir nenuspėdamas. Aš galvoju, kas čia perrašytas yra, galvoju, kad scenarius spektaklio perrašytas. Įsikišo į savo kairį pirštą, į kairę į dešinę šnervę ir aš supratau, kad tai man yra signalas, kad tas suomių režisierius gali čia per sniegą atslysti iki mūsų žiūrovų širdžių. Mažai racionalus argumentas. O jeigu... Pasakyčiau gal tą santūrumą, kurį pademonstravo mūsų garsus aktorius Kazlas, tą santūrumą kalbėti finale su Beatriče ir paskui pasivaiščioti ir dar nušok parūkyti. Beatričė verkia, o jisai vyras, jisai stiprus, nereaguoja. Dėl to, iš esmės, man patinka tas suomių režisierius ir mes jau prieš 3 metus planavom surengti retrospektyvą ir su Dievo pagalba, ir su Santa Klauso, kuris kartu gali atvažiuoti, bet tik tai bilietų neužsakyta iš Laplandijos. Visgi šitas renginys įvyks. Tai praneškite vieną kitą žodį šitą... Lauchimėsas, taip, būtų lietuviškai. Lauchimės. Lauchimės, taip. Kuo jisai yra nusipelnęs, kad jį čia pristatote kaip vieną ryškiausių Suomijos kino režisierių? Jis, matote, turi daug karinių nuopelnų, yra labai daug karinių medalių. Ir? Tai aš galvoju, kad matote, kai Suomiai sugebėjo apsiginti nuo Stalino bendrijos arba bendruomenės su tankais, taip kaip jie, visi Suomiai ciniškai ir vulgariai, ir aš manau, kad šita tauta turi išnykti iš žemės paviršiaus, kaip jie sau leido, pavyzdžiui, kad vienas suomių kareivis mirdavo ant 10 rusų kareivių. Suprantat? Nelabai suprantu. Aš pakartosiu galbūt daugiau sklandžiau. Kai buvo 40... Žodžio ant vartojimas man sukėlė tam tikrų abejonių, bet aš suprantu, kad jūs dabar pasakojate apie... Ant, tai gal aš norėjau, teiskite mano, aš peršoku į antrą eilutę. Norėjau pasakyti, kad anturažas čia ne į temą. Aš pradėjau tą žodį anturažas, bet
Čia nereikia anturažo. Jūs palengvinate suvokimą. Jeigu dabar baigtumėte savo džokeriškus pasažus. Supratau, atsiprašau, ar leiskit man vieną dalyką. Ar galima, kad aš jūsų tą įsireiškimą džokerišką visgi paskui perduočiau teisininkam, ar tame neslypi įžeidimas, nes džokeris tai yra lošėjas? Ar galima... Džokeris yra tas, kuris gali viską, jeigu jūs kada nors turėjote malką rankose. Malką rankoje, tušinuką turite omeny? Ne, turiu omeny visiškai kitą objektą. Aš užsirašysiu jūsų šitą įspūdingą sampratą apie malkas. Dabar... Leiskite man užsirašyti tikrai. Grįžtame prie Lauchimės. Taip, grįžkime. Taip. Žmogus, kuris debutavo filmu. Tai leiskit, pakartokit, prašau, savo sampratą. Kaip sakot? Pilno metro nes filmas. ausinukai, klausau muziką ir kalbu su jumis. Pirmasis, ko gero, buvo Neramus. Kas pirmasis? Filmas, Neramus. Neramus, tikrai, jis yra neramus. Ir tai yra 2000 metai. Taip, tada, kai išmušė laikrodis, kad 1000-metis baigėsi, taip. Va, ir nuo šito laiko, čia aš pasakoju, čia jums reikės įsijungti į šitą visą procesą. Aš jūsų klausau įdėmiai, paskui žiūrėsim toliau. Nuo to laiko iš tikrųjų... Nes bangos yra nenuspėjimus. Man patinka, ponas Ginai, jūsų tas bangavimas mintimis, nes... Bet realiai tai aš labiau gal vertinčiau žinių radęs, ramu. O banga kaip, aš žiūriu jūsų logotipą, atleiskit, čia ne į temą, Lauchimėsas nepavėluos vis tiek. O kaip ten su tom bangom? Ir dabar jūs pauzę darote sąmoningai ir vis dėlto neturite ką pasakyti. Aš jūsų klausiu. Kuo geriau negu žinių radijas? Geriau kuo? Kodėl mes taip susimovėm ir mes jūs per klaidą pasirinko mūsų informaciniais partneriais ir aš pabandysiu tą logotipą permesti galbūt kad jis labiau matytųsi, nes į centrinę sukeisiu su po Lietuvos rytas.tv. Kodėl man patinka tas Giedrius? Jisai turi porą tokių teisingų savybių. Leidžia... Atsiprašau, jeigu aš užsidėksiu. Čia nerūkama, pranešiu. Viena iš tų savybių yra mėginimas situaciją išgryninti. Kai jūs mėginate ją išgryninti iki galo, gali būti, kad jūs atsiprašau, čia jūsų užuomina, ponas Ginai, apie pamišimą jūs kalbat jau? Ne, apie vonę ir kūdikį. Hegelis dar apie šitus dalykus yra sakęs. Bet kriminalinė kronikoje kas antrą dieną, tai kūdikis paskendo vonioj. Tai nebūtina pilti visą vandenį. Ant ausų. Nes galėjai išpilti dar ir tą gerą, teisingą turinį. Tai tu pinki vandenį, nes aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, ponas Ginai, leisite man mintį užbaigti. Jeigu vanduo... Jūs jos nepradėjote. Jeigu vanduo, aš pagaunu jūsų bangą. Jeigu vanduo būtų San Pellegrino, taip, brangus vanduo. Tai žinokit, kūdikiai vandenyje negali skęsti, nes tai yra, biudžetavimas yra labai sudėtingas, nes 6 litai buteliukas. Aš pamenu, tas Kauris Mekį atvarė į vieną studiją. Beje, galiu pasakyti, žinokit, Akį gavo į Akį. Romoje. Čia rimuojasi? Ne, Pukšta buvo liudininkas, nes tik Pukšta ir aš mes lankėm Romos kino festivalį. Ir Akį gavo į Akį, bet čia privatok. Nepasakosiu. Galima kitą kartą Ginai pasakosiu. Aš tada pasakysiu tą... Nes Pukšta beje, aš labai džiaugiuosi, kad kryželis visgi krenta ant jo kūno, ant Pukštos grįžtant. Aš džiaugiuosi, kad jis numirs švelniai. Jūs susivaldyti galite ir susikaupti. Jūsgi esate dar ir žmogus, kuris daro ne tik performances. Galima aš susikaupimo instrukciją paskaitysiu. Savo viduje. Praneškite, prašau, dabar porą dalykų, kurie susiję yra su tuo suomiu, kuris atvažiuoja. Taip. Susikaupkite. Skaičiuokite mintise iki 100, čia išsilavinimo reikia. Jūs susikaupkite ir praneškite, prašau, tai, kas mums yra svarbu. Supratau. O po to mes išklausysime visą tai, ką jūs norite pasakyti jums svarbius dalykus. Supratau. Taigi, grįžtame prie temos. Supratau. 2000-ieji. Filmas Neramus. Galima man 30 sekundžių feng shui. Viskas, aš ramus. Dabar pradėkite. Kiek žinau, šitas kino režisierius yra sukūręs, yra 30 filmų, nemačiau visų, bet nuo pirmo aš tik tai pusę mačiau. Filmo, Neramų, matėte tą patį pirmą filmą?
Neramų mačiau. Tiesiog pilno metro pirmas, o iki to laiko tai Jis buvo labai neramina, bet ramu. trumpas metras. Du trumpieji yra jo studentiški darbai. Vienas yra iš to, kaip jis studijavo in United statęs, o kitas studentinis filmas programoje yra iš jau nesuvienito Helsinkio universiteto. Tai čia yra jau rytoj 5 val. Trumpųjų filmų programa sudaryta iš 4 filmų. Pirmas yra Jūna, išvertus tai yra traukinys. Nuolaužas yra Serpaleita, Late Fragments yra nufilmuota Italijoje, tai ten italakalbis ir anglakalbis filmas, ir suomiški įsikiša pertraukose. Ir kitas paskutinis trumpometražo filmų programos dalyvis yra antradienį mes einame klausyti Brahmso. Čia trumpo metro. Čia 4 trumpo metro filmai, kurie jau rytoj 5 val. Yra. O tas Brahmsas kelintais metais yra nufilmuotas? 94. Tai jis po to metė tą nedėkingą užsiėmimą. Kaip kino kūrimą? Ne, kaip trumpo metro filmų kūrimą. Ne, jis pastoviai kažkodėl tai turi laiko trumpiem filmam. O dabar pirmasis toks, sakyčiau, žinot, filmai skirstomi į nepavykusius, tai yra trumpi filmai, ne iki galo padaryti. Atsiprašau, galima tą užuominą traktuoti ne į mano filmo gėlės? Ne. Mes apie jūsų kūrybą apskritai dabar nešnekam, nes jūs dabar tiek daug čia kūrėte, kad neužtenka. Nieko pasigirti, jūs mane į gėdą vėl gynai atvedėt. Ne, jūs tiesiog turėtumėt suprasti, kad dabar kalba ne apie jūs. Nesusireikšminkite. Kalba dabar apie žmogų, kuris atvažiuoja čia į Lietuvą, kaip sakėte, be Santa Claus. Kodėl mes pirmą kartą eterėje baramės su jumis? Mes nesibaram. Jūs tiesiog bandote pademonstruoti, koks jūs esate gražus, o aš sudarau jums tą galimybę. Aš tikiuosi, kad žmonės, kurie mus klauso, mato, kad aš gerai atrodau. Jiems kyla tam tikrų klausimų. Yra abejonių. Ir čia medicinio pobūdžio klausimai, ar aš ne... Kaip čia? Ne, viskas čia su jumis aišku. Jūs tiesiog esate mėgstantis šokiruoti. Nors iš tikrųjų, aš gal pasakysiu šokti. Mėgstate šokti. Gudriai mėginantis įvaldyti tam tikrą viešųjų ryšių technologiją. Atleiskite, galima gudriai mėginantis, bet ne gudriai įvaldę. Palauk, aš pasuksiu visgi teisininkam, nes jau antras. Tai čia pliusas, jeigu ką, pasakykite teisininkam, kad jūs čia gyrė, bet vangos. Aš jau čia galvoju, grįžtame prie to filmo Neramus, kuris yra iš tikrųjų, mažai ramus. Aš suprantu, vis tiek suomių kinematografas yra tokia specifinė erdvė. Jį galima arba mylėti, arba ne. Va taip lengvai žiūrėti į tuos nelabai išeina. Čia ir Nes jie yra psichopatinės energetikos atstovai, kurie jaudina ir nervina. Ir sugraudina. Tu ateini pailsėti, tave graudina. Tai yra labai egocentriškas tautos pasireiškimas. Kažkodėl, Kiauris Mekis ir kažkodėl tas pats ponas Akulauchimės žiūri filmą ir graudina mus. Čia yra egoizmas nesvietiškas. Dėl graudinimo, ko gero, sutinku. Ir skaudinimas. Ir kartais tos priemonės, jos pakankamai yra drastiškos. Ir labai maždaug tokiom priemonėm, kuriam jūs dabar mane graudinate. Jie graudina žiūrovą. Ir tuomet... Galima mano šuniuką atėjo ką tik? Kaip? Aš šuniukas mano šitas dabar. Šuniukas... Netrukdys? Ne, gerai labai. Čia tas šuniukas, kurį mato tik tai Giedrius Zubavičius, kuris čia dabar mėgina pradėti rimtai pristatinėti. Kai kada mane gąsdina jūsų įžvalgumas. Ne, aš tiesiog stengiuosi suprasti, ką jūs darote. Ir aš džiaugiuosi iš dalies, kad jūs kažką darote, bet iki galo, manau, kad Pukšta vis dėlto buvo teisus. Yra dalis režisierių ir prodiuserių, kuriems nereikia siųsti naujametinių sveikinimų. Pukšta ir man namioką met. Vat būtent. Giedrius Zubavičius čia su mumis, dabar nedėlė pertraukėlė, aš tikiuosi, neužtruks. Toliau pratęsime pokalbį. Vietoj pietų. Vietoj pietų. Vėl grįžtame ir toliau šnekučiuojamės po nedidelio psichoterapinio seanso, turiu galvoj naujausias žinias, su kino scenaristu, režisierium ir prodiuseriu Giedrium Zubavičium.
Ir tikiuosi, pratęsime pokalbį apie retrospektyvą vieno žinomo, kai kas įvadina vieno ryškiausių šių dienų suomio režisieriaus Aku Lauchimeso retrospektyvą, kuris startuoja rytoj ir kurios metu bus galima pasižiūrėti ne tik trumpo metro filmų, bet ir meninių, rimtų, ilgų filmų apie Suomiją ir ne tik apie ją. Mes čia šiek tiek šnekėjom apie trumpo metro filmus, bandžiau pristatyti, nuo ko prasidėjo Aku Lauchimeso karjera nuo pilno metro filmo Neramus 2000 metais nufilmuoto. Beje, tai yra dar pakankamai jaunas menininkas. Jeigu neklystu, jam dabar yra, jeigu jis yra gimęs kelintais, jūs jau dabar atsistatėte, taip, jūsų psichika dabar yra stabili. Giedriau, pasakykite porą žodžių, kad aš girdėčiau, kad jūs esate gyvas, sveikas ir sugebate bendrauti. Taip. Kiek dabar jam metų? Atsiprašau, palaukit, aš pasakiau vieną žodį. Jūs pasakėte vieną žodį ir to pilnai pakanka. Tai jeigu kalbėsite dabar taip, jam yra taip, 44 metai. 44 metai. Tai dar iki felinio amžiaus jam dar reikia plaukti. Ojoj. O šiaip jau Suomijoje jis yra pakankamai žinomas, bet jis nežinomas už Suomijos ribų, kiek žinau. Žinomas. Tikrai žinomas. Buvo kokiuose Kanuose pristatytas koks nors jo filmas? Kanuose ne. O Kanuose ne. Kodėl į Kanus žmogus nevažiuoja? Gal čia yra pozicija? Gal jūs tokie ir esate? Žmonės, kurie galvoja, kad ten yra kokie nors fasadiniai, formatiniai ir manipuliuojami kino festivaliai, kur ten draugai pagerbė draugus. Atsiprašau, kad sukikenau. Draugai pagerbė draugus ir filmai, kurie ten yra vežami, iš anksto aišku, kurie laimės, o kurie atsidurs outsiderių pozicijoje. Taip, Kanuose yra ramu, ten aišku, kas laimės. Dar kokį komentarą savo pačiam, savo paties frazei turite? Ar... Ne, nupjoviau kaip peiliu. Gerai, tada aš tęsiu pristatymą žmogaus, kuris iš tikrųjų rytoj čia atskrenda. Ir vis dėlto reikia kažkaip teisybės dėlei, kadangi Giedrius rūpinasi daugiau savimi, o aš rūpinasi Suomių kinematografu. Čia yra kiti reikalai. Egzaltacija mane kamuoja mane egzaltacija. Jūs dabar šnekat, ar vis dėlto leisite pašnekėti, žmogus turi ką pasakyti. Taip, viskas. Tai štai, save Lenkų režisieriaus Kieślowskio mokiniu jis kažkodėl laiko. Ir aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų nelabai suprantu, kodėl. Tai gal yra tam tikra... Beje, atsiprašau, aš irgi nesupratau, kodėl. Tai tam tikra turbūt tokia emocinė... Arba etinė pozicija. Etinė. Gal emocinis ryšys. Kartais būna taip, kad tau patinka... Nes Kieślowskis buvo labai etinis menininkas. Čia dėl to, kad žodis dekologas buvo... Ne. Pasibuvo ten taip pat ir juodos naktis, man atrodo. Dėl juodų naktis. Taigi balta, raudona, mėlyna, tas ciklas, 3 filmai. Balta, raudona, mėlyna, čia vis tiek buvo, kaip ten bebūtų, tai buvo Prancūzijos vėliavos spalvosgi. Mėlyna, raudona, balta. Jeigu aš dabar... Tai dėl to etiškumas yra, manau, kad tam pačiam Aku Lauchimesui tas etiškumas yra svarbus. Jis yra labai, mano manimu, etiškas. Ir turint omeny, pavyzdžiui, netgi jo filmą Apnuogintas žmogus, jį uždraudė bažnyčia. Uždraustas filmas. Valstybė bažnyčia uždraudė filmą. Ir kai mes parašėm laišką... Aš suprantu, ką reiškia bažnyčia uždraudė. Bažnyčia nieko uždraus negali. Gali uždrausti tam tikros institucijos. Taip. Bažnyčia gali išreikšti savo poziciją. Teisingas patikslinimas, nes faktas tame, kad tai yra labai keista skandalinga situacija ir filmas neturi teisės būti rodytojim, nes oficialiai, tą ir parašė IMDb, oficialiai yra konfliktas tarp scenaristo ir prodiuserių. Kad neužmokėti buvo pinigai, kad išdarkytas scenarijus, po to prodiuseris sumokėjo 20 000 eurų, paskui 12 000 už finansinės, teisinės išlaidas. Ir šitas filmas buvo uždraustas. Ir kai mes sudarinėjom programą... Bet uždraustas yra tik tai dėl šitokių greta filmą esančių... Lauchimės pasakė tokį dalyką. Sako, jeigu aš nepaaiškinsiu visko pats, nieks nesupras. O 11 dieną, būtent Skalvijoje, yra rodomasis Apnuogintas žmogus ir Aku Lauchimesas pats dalyvaus to filmo atidarime ir sakė pats man
prieš porą mėnesių, kad sako, aš labai norėčiau pakalbėti su žiūrovais. Tiesiog padiskutuoti, nes tai filmas yra uždraustas ir sudėtingas. Ir kai reikėjo sudaryti programą, Suomių kino fondas parašė, atleiskite, neturim teisės, negalim įtraukti į programą šito filmo Apnuogintas žmogus. Tokia juridiškai. O po to Aku sakė, paleisim, aš turiu svertus, kad filmą priimtų. Ir dėl to visų mūsų malonumui, taip pat ir Suomių kino instituto malonumui, filmas, kuris yra nerodomas jau virš 10 metų. Bet žiūrėkit, patikslinam dabar. Taip. Aš matau, kad jūs jau sugrįžote į būseną, Į santūrumą. kurioje įmanomas Šioks toks bendravimas. būtent. Tai dabar mes, jeigu kalbam apie tą filmą, tai turimegi galvoj pirmiausiai turinį, o antra, tas visas aplinkybės, kurios apie jį sukosi. Taip. Sakykime formą. Aplinkybės suprantamos, Turinys ten įvyko. vienas, forma kita. Gerai, o dabar turinio požiūriu. Kiek žinau, tai yra komedija. Arba bent jau tai galima tragikomedija. Man buvo tragikomedija. Man buvo mažiau Nes ten pačiam pažiūrėjus. groteskiškom priemonėm yra Mažiau mėginama linksma negu skaudu. Tragikomedija. parodyti dvasininkijos. Ne, gal netgi plačiau, žinokit. Gal netgi Bet plačiau. dvasininkų iš esmės. Ne, ten buvo apie draugystę, apie ištikimybę, apie meilę, apie išdavystę, apie prievartą, apie meldimąsi kažkam, kažkaip, nežinant, kam tu meldiesi. Jūs pakilėjate šiek tiek, bet jeigu mes kalbame apie siužetinę liniją, apie dalykus, Taip, kurie siužetas vyksta... labai paprastas. Labai. Netgi archaiškai primityvus. Nes tai yra ta tradicija, kuri yra dramaturginė tradicija atsiradusi ir išpuoselėta būtent Skandinavijai. Tai yra, prisiminkime, Ibseną, Norvegijos klasika dramaturgijos, Strindbergas Švedijos. Tai čia yra tie dalykai, kai atrodo viskas yra mažam formate, mažai forma. Dažniausiai yra šeimoje. Nedaug veikėjų, jie tarpusavį aiškinasi. Labai mėgsta ir bene visa dramaturgija ir Bergmanas tame tarpe. Tai yra vyksta, gali filmas vykti 3 valandas vienoj patalpoje, jiems tai yra gerai. Tokia dramaturginė, tokios tautos, archetipinė kita situacija. Italas kalbės daug, bet čia yra kitos tautos, kitas geno fondas. Tai dėl to tam pačiam Lauchimesui netgi nereikia daug pinigų, kad padaryti filmą. Dėl to jis padarė 30 filmų, nes nereikia daug pinigų. Kaip nereikėjo Fassbinderį, kuris iki 37 metų amžiaus pastatė 60 filmų. Ir filmuodavo sukrečiantis dalykas man asmeniškai. Per 9-12 dienų. Ir jeigu prodiuseris sako jiems, palaukite milijono, po 3 metų darysit filmą, tai tie žmonės sako, gal mes darysim vos nesmenim lėšom, bet per tuos 3 metus padarysim 5 filmus, o nelauksim milijono. Nes menininko prigimtis yra kita, psichika, jam nereikia, jis negali laukti. Bet čia tas alternatyvus vadinamas alternatyviojų kinas, taip, Kasavetesas, pavyzdžiui, irgi. Kas toksai? Kasavetės. Žinote, tokio Be abejonės, bet Tai taip irgi- ginai pasakėte, kad aš nesupratau, Jis Kasavetesas. graikas, o aš kadangi stengiuosi Kasavetės. Jūs privalo išlaikyti. lietuvių kalbos normas. Taip. Supratau. Tai vis dėlto, bet tokia kryptis, jinai šiaip egzistuoja ne tik jūsų apibrėžtoje kultūrinėje, archetipinėje erdvėje. Išmeskim tą jungišką žodį, kuris klaidina. Išmetam archetipiškai, bus paprasčiau. Iš esmės tie, kurie neturi pinigų. Nes jungas klaidina. Woodys Allenas, va tarp kitko, geriausias pavyzdys, irgi žmogus, kuris kažkada yra sakęs, jeigu man kas nors neleistų filmuoti, tai aš vis tiek filmuočiau. Už savo lėšas, tai man hobis, tai yra malonumas. Galiu pratęst pastabą? Pas jį vis ateina žmonės ir siūlo pinigus. Taip, bet ginai, klausyt, nenoriu jūsų pertraukti. Vat koks įdomus fenomenas. Kai Woodys Allenas, Jums tas pavyko. kai Woodys Allenas neturėjo pinigų, jis darė nuostabius filmus. Bet kai pas jį prasidėjo ciklas, kai atsirado pinigai, ir jis pats gyrėsi, kad jau jis turi pinigų babkių, kiek nori, atsiprašant už nelietuvybę terminų babkės. Jis pradėjo daryti blogus filmus. O, pavyzdžiui, paskutinis jo filmas yra, ir tai italai netgi sutriko. Jie tokio blogo filmo iš vis, tas filmas italų nuomonė pateko bendram visų filmų sąraše į blogiausių filmų sąrašą. Pinigų yra, viskas, nėra ko stengtis. Čia pamosuoja ranka, kranai važiuoja, bėgiai juda, o nėra turinio. To Wrong with Love. Blogai parašyta. Visiškai blogai parašyta. Mes su Edvinu Paukšta apie tai kalbėjom. Sakau, nėra dramaturgijos, nėra scenarijos. Sakau, taip, čia yra gegai.
O Gegas yra Gegas. Su Pukšta kalbėjom Romoje. Prie vieno iš fontanų, turbūt Trevi fontano. Nes Pukšta kažkodėl tai buvo pasinešęs ant Trevi Štai prie fontano. fontano skamba jau, sakyčiau, poetiškai. Pasinešęs buvo ant Trevi fontano. Aš jums sakau, pasimatom prie Panteono. O Su ten jumis 5 minutės įmanoma. kelio. Mes Sakau, pirmoje ne daly prie maudėm. fontano. Tai dabar grįžtam Tai, prie... va, tai pinigai nėra gerai, kai kuriais atvejais. Nes Woody Alleno filmai tik blogėja. Blogai parašyta, blogai nufilmuota, blogai suvaidinta, blogai sumontuota. Nu viskas, visi elementai. Tik tai net ir Roma negražiai parodyta. Nu, Spielbergui pinigai nemaišo. Nes jis kietas bičias. Tai va čia viskas priklauso vis dėlto Nuo bičiškumo, nuo kitų. bičiulystės. Bet vat, Nuo bičių. Spielbergui tai yra darbas. Darbas. O Allenui tai Jau yra hobis. Faina. Pinigai yra, pavalgau Tai vat, skaniai. Jis net pinigai nemoka italų hobiui kalbos. maišo, tai- Tai įsivaizduokite. Koks tas italų čia dabar kyla? Nemokėdamas. Woodis Aš kalbu Allenas apie visiškai- tragizmą, kai jis žmogus gauna niujorkietis, pinigų čia ir kita yra nepadaro. tautybė. Kai neturėjo pinigų, darė filmus. Kai tik tai lengvi pinigai, viskas. Nes tai yra korumpuota sąmonė tampa. Korumpuota psichika. Lietuvoje įmanoma gauti lengvų pinigų? Kad nors bandėte per kultūros ministeriją, pavyzdžiui, sako, jeigu teisingai parašai, Leiskite, aš pažiūrėsiu savo atminimo užrašuose. jūs kažkaip tam tikros temos išmeta į erdvę, paviršių. jo, į kurioje Arba skęstų bangoje. bendravimas praranda Taip. apibrėžti. Taip. Tai žavu, be abejo. Gerai, tai žavu kaip dežavu. Bet vis dėlto. Bet be dežavu tai gali būti žavu tas, kad pinigai nėra čia nei lengvi, nei sunkus. Pinigai yra pinigai. Yra 10 litų, yra 10 litų. 20, 200. Taigi reikia atskirti galimybę norėt daryti. Ir kad tu negali nenorėt. Ir tau niekada, tas pats Lauchimesas man pasakoja, kad sušalusi žemė, kuris yra jo šedevras, Suomių netgi institutas nenorėjo duoti pinigų. Sako, kodėl tokį baisų filmą statai? Sako, labai sunkiai surinkau biudžetą, bet žmogus gavo tos 2 milijonus. Ir nufilmavo, nes jisai laiko turėjo vienai pamainai dvigubai daugiau negu be pinigų. Nes jeigu yra mažas biudžetas, tu turi, visi supranta, ką daro, permetė šviesas, bėgius, 5 minutės nufilmuoja, iš karto važiuoja jau į kitą vietą, važiuoja sunkvežimis. Kai tu turi daug pinigų, tai tu gali dvigubai ilgiau pabūti. Ir tada pagalvoti kompoziciją, šviesą, kokiu greičiu juda bėgiai. O jeigu ne, tu turi lėkti. Bet tai nuostabu, lėkti geriau negu laukti, nes psichika tokia pas menininką, pas artistą. Ne pas visus turbūt. Pas artistą, aš kalbu apie artistus. Mano nelaimė, aš norėčiau būti sportininkas, visą laiką norėjau būti sportininkas. Kašis. Pavyzdžiui, Kašis, man patinka Sabonis, man patinka Zubrus, kaip lošia krepšinį. Ir, va tie krepšininkai. Su jūsų duomenimis, jūs arčiau esate Depardie. Pagal ūgį. Jis arčiau Putino, jūs arčiau Depardie. O dėl Aš Sabonio sakyčiau taip, ką žino? jis yra arčiau Putino, o kažkuria prasme aš esu arčiau Putino. Kaip gyvybės, kaip gėlė, kaip žiedai. Sušalusi žemė. Čia apie ką? Šito filmo nesu Baisybė, matęs, bet baisybė. girdėjau, kad čia yra 5 metų filmas, tą tikrai prisimenu. Čia yra baisus filmas. Ir man labai patiko, kad koks yra sąžiningas Akulo Chimesas. Koks padarumas visgi. Parašyta visur, netgi titruose, kad struktūrinė, dramaturginė matrica yra paimta iš Tolstojaus. Kaip aš tai pagerbiau? Jisgi žino, nieks būtų net nepastebėjęs. Bet tai yra iš senovinio Tolstojaus romano, kai prasideda nusikaltimų linija ir kamuolys vis didėja kaip tam blogam spektaklį Maskaradas, kur auga kamuolys. Matrica yra Dostojevskio, atsiprašau, Tolstojus parašyta. Ten prasideda labai paprastai. Kur šis senovinis romanas? Apšvieskite mano. Ne, čia yra apsakymas, Tolstojus apsakymas, kurį Lauchimesas paėmė, jie kaip scenaristai paėmė esmę, tik tai adaptavo visiškai naujiem laikam, kitai šaliai. Bet tai yra iš Tolstojaus paimta. Aš nepamenu, žinokite, pinigai, man atrodo. Dingi. Ir beje, Robertas Bressonas irgi padarė pagal tą novelę Tolstojaus. Irgi, L'Argent. Pinigai. Robertas Bressonas. Akulo Chimesas paėmė matricą su savo scenaristais. Bet Bressonas turbūt neparašė, kad tai yra Tolstojus. Pinigai. Nesusiekiau, žinokit. O Lauchimesas parašė. Viską įmanoma O Lauchimesas, žinokit, parašė. Pasiskolinta pagarbiai leidus Tolstojaus dvasiai panaudoti archainę struktūrą. Nes dramaturgijos sunkiausia yra struktūra. Bus jis rodomas? Bus rodomas. 2 kartus. Skalvėje 1 kartą ir paskui.
O siužetinė Skalvijoj- linija mes apie ką čia turėsime? Siužetinė linija pamatyti. labai paprasta. Šeimos tėvą, herojaus tėvą, vadinkime, atleidžia iš darbo. Senatis, tas, etatai, kaip pas mus irgi Lietuvoje būna. Senatis ta prasme, kad pensija. Ne, jis jaunas vyras, jam kokia 50 metų. Bet ten priežastis yra, kad jam atneša, filmas nuo to ir prasideda, jam atneša pranešimą, jūs ponas vardas pavardė, tik be pavardės, nes tai yra atneša kas, mokyklos direktorius, jūs atleistas. Jis grįžta namo, visą savo įtūžį, neviltį ir skausmą permeta sūnui. Jaunam sūnui, kuris išeina, trenkia durim, išeina iš namų, nueina, patenka į kažkokį tuselį, kur yra alkoholis, panos ir narkotikai, sugalvojo tokį dalyką, pinigų nėra, ką daryti, tėvas nenori su tokio tėvo, negali pakęsti. Tik ką jis padaro? Xeroxu nuprintina 500 eurų banknotą. O suomiai pasitikė viskuo, jie tavęs nekontroliuos ir niekada nepakels banknoto į saulę, kad matytų, ar yra vandens ženklai, ar tikras pinigas. Iškirpo žirklėmis. Čia pavojinga identiškai. informacija tam tikrai mūsų grupiai visuomenės. Kažkuria prasme taip. Padidės Kažkuria prasme ne. imigracija į Suomiją. Ne. Imigracija padidės pirmiausiai žmonių, Supratau. o po to banknotų arba Galima dabar va šitą tiesiog eterį iškirpsim. Gerai, tai ką? Tai dabar jisai tuos... Ir grandinė nusikaltimų. Ten tas išprintino, nusipirko tą, grotuvą nusipirko, tas ne, paskui nuvarė mašiną. Mašina į tenai, pabėgo kitas. Žinokit, ir tokia dinamika. Ir ko baigėsi? Baisiom tragedijom, viskas baigėsi tragiškai. Šiurpus filmas. Bet jis laimėjo visus festivalius ten, kur jie norėjo būti. Jiem Kanai neįdomu. Lauchimesas vienas iš stipriausių Europos režisierių. Kam jiem vargti, marketinguoti, kad jis patektų į Kanus? Jiem geriau Göteborgas. Göteborgė didesnė yra stipresnė samprata apie gerą kiną, nes tengi yra Bergmano dvasia skraido ir skraidys. Arba jisai po žemę, nežinau, gal jos nėra jokios dvasios. Su tom dvasiom labiau išmano šitas Tolstojus. Dvasinius reikalus. Gal pas jos nėra netgi termino tokio. Strindbergas, nežinau apie ką, ne apie dvasį rašė, ten rašė apie psichiką. Tai jam geriau laimėti 4 prizus šito filmų Göteborge, 7 Oskarus Suomijoje, visų kategorijų. Realiai tai tik tai be dainininkų ir šokėjų. Oskarai tai čia yra metafora. Nominacijos. Jūsi, jų apdovanojimas, kaip mūsų tie paukščiai lietuviški. Gervis. Maskvoje laimėjo prizą, prieš pagrindinį prizą, ta prasme, Georgijų. Sidabrinį Georgijų. Kur buvo šitas filmas, ten viską laimėjo. Kur buvo, ten viską laimėjo. Kiti filmai šiek tiek mažiau laimėdavo. Nes pagaliau jis turėjo pinigų, pastatyti kamerą, ramiai žiūrėti kompoziciją. Tai pinigai vadinasi suteikia tam tikros... Be abejonės. Jis tada gali ramiai paaiškinti aktoriui uždavinį. O kas čia ką tik pasako, kad bėgimas yra čia menininko prigimtis, kad gerai, kad nėra tų pinigų. Vis tiek buvo tokia pozicija. Kažkas čia ją išdėstė. Kur? Kad mažo biudžeto filmuose lengviau yra išsireikšt ir išreikšt. O jeigu yra daug pinigų... A čia užuomina apie mano žodžius? Taip, tai užuomina... Čia prieš pertrauką? Ne, prieš pertrauką aš nekomentuoju, kas buvo prieš pertrauką, aš komentuoju tai, ką galima komentuoti. Atleiskite, nes, reiškia, kažką ne tą išsireiškiau. Tai pinigai vis dėlto lemia, ypač jeigu pagal novelę pinigai pastatomas filmas. Žiauriai lemia, viską lemia. Taip. Kada mes lemtis, kada pradeda kuždėti mums savo žodžius, tai mes nutilame. Pinigai yra viena iš lemties formų. Beje, jeigu mes kalbam apie tuos prodiusavimo ir scenaristės darbus, taip, tai... Scenariavimą. Jo, tai gal geriau vis dėlto ieškoti tokių šalių, kur galima gauti pinigus. Nebijotinai. Ir šiuo atveju, matyt, Rusija dabar viena iš tų šalių. Be abejonės, manęs laukia vizitas vasario pradžioj Rusijoje, gavau pasiūlymą tiesioginį, manęs paprašė prieš mėnesiuką atsiųsti 1,5 puslapio, o aš paskambinu ir atsiprašiau į Rusijos, atleiskite, aš jau parašiau 50, bet 50 jau sumontuoto ant popieriaus. Прекрасно, не пугайтесь, нам хорошо. Ir aš dabar važiuoju, turiu 3 savaitės. Neišverčiamas žodžių žaismas.
Ir dabar, o kas tai yra? Filmas? Filmas Maskvoje. Pilno metro. Pilno metro dar baisiau 3 valandų trukmės. O aš jau parašiau trečdalį, sumontuotą popierių. Viskas man ten, visos scenos, aišku, dialogai, viskas. Muzikinis takelis yra jau padarytas, parengtas, žinau ką pasiėmiau gabalus kokius. Reikia padaryti castingą fotografinį. Ir veiksmas vyksta Dagestane ir Omonas gaudo... Ne, čia kitas filmas. Čia nuotikinis, čia jūsų idėja, beje. Tai aš galiu pasimti tą jūsų, o dabar tą siužeto, tą primetimą. Jeigu parašysite... Omonas, Dagestanas, taip? Aš žinau, turiu atsiklausti jūsų. Vėl jūs grįžtate į savo įprastą pastarojo metu būseną. Bet dabar susikaupkite. Leiskite, aš vėl parūkysiu. Ne, nereikia. Dabar, jeigu mes turime akiratyje klausimą dėl scenaristės, taip. Dėl įvairių tų dalykų. Tai va čia ir yra klausimėlis, susijęs ir su pinigais, ir su galimybė kažką tokio padaryti reikšmingo. Bet gal mažas metras, gal mažas biudžetas irgi yra kelias. Nereikia čia lysti į tuos visus reikalus ir, prašau, suomiškas kelias jis irgi šiuo atveju. Bet čia yra toks momentas. Nuostabu ir labai labai sunku padaryti, pavyzdžiui, 30 sekundžių trailerį yra žiauriai sunku padaryti. 30 sekundžių trailerį. 5 minučių klipą, video ar nebūtinai skirtą kokiam ten šou verslui labai sunku. 3 valandos labai sunku. Pusvalandis labai sunku. O 90 minučių jau lengviau. Nes psichiniai formatai. Perduoti vieną žinią, tas angliškas terminas message. Per 30 sekundžių vienas dalykas. Per 3 minutės kitas. Per 15 kitas. Dėl to, pavyzdžiui, yra metražas, pasilengvino visi uždavėm viens kitam ir nusprendė. Metražo formatas 15 minučių. Čia yra lengviausias kelias. O tik pabandyk padaryti 5 minučių. Arba 30. Viskas. Uždaviniai pasunkė. Bet tie sunkumai, jie turi būti pagrįsti ir kūrybiniu požiūriu. Tai tik kūrybiniu. Kurių galų apie pinigus nekalbėjau. Nes pinigai, žinokit, ginai. Gedriau, pinigų užtenka. Kurių galų reikia eiti sunkesnių kelių. Yra žmonių, kurie yra psichopatiškai, eina sunkių kelių. Visi dramaturgai, režisieriai. Čia yra prigimties išraiška. Bet kažkokius kūrybinius. Ibsenas Strindbergas iš proto netgi krausės, kol rašė knygas. Labai sunku kelią pasirinko, nes jo tokia prigimtis. Ibsenas iš vis monstras. Jo neįmanoma net skaityti, jau nekalbant apie gerai pastatytą teatre. Lengva statyti ką? Dramaturgija niekada nebus lengva. Dėl to dabar ką pasaulis padarė, apsilengvino. Ir tai yra viskas, tai yra tragedija visam kinui. Ir tai matėsi. Adaptuoja knygas. Tipo, kažkas parašė, bet tas, kuris parašė, sėdėjo metus prie knygos, pavyzdžiui. O čia paimas režisierius per 3 dienas, kad viskas būtų pigiau, adaptuoja, tipo padarė. Bet tai yra kitas kūrinys, tai kita dinamika. Psichinis klodas yra kitas. Ir dabar tas mane erzintis dalykas, kad nieks nenori scenarijų. Tu gali būti geras scenaristas, tu būsi bedarbis. Ima bestsellerį, 100-200 puslapių kiek nori, nuperka tas teisės, užmoka tą milijoną, jeigu Amerikoje, nes Amerikoje adaptacija yra nuo 1 milijono iki 10 milijonų. Ir visi žino, knygą perskaitė 3 milijonai skaitytojų. Tu jau garantuoji 3 milijonus žiūrovų. Tai va, tai miršta scenaristo amatas. Ir mūsų laidos laikas irgi miršta. Nežinau, supratau, čia padarom taip. Pasakom formaliuosius dalykus, gerai. Nes vis tiek aš noriu jums padėti. Ačiū labai. Ginai, jūs visą laiką man norėt padėti. Taip, ne visada man pasisekė. Ne visą laiką pasisekė. Taip pradėškite, prašau. Bet jūsų pastangos vertos pagarbios. Retrospektyva veikiau, ne festivalis, o retrospektyva. Nuo 10 iki 14 dienos kinoteatruose Pasaka ir Skalvija bus galimybė tuos 5 filmus pažiūrėti skirtingais laikais, nes nesutampa. Jeigu tą konkrečią dieną yra vienam kinoteatre, kitą dieną yra Pasaka. Čia mes taip sumiksavom. Ir žodžiu, pabaigą šiek tiek norėčiau pasakyti. Mano films pristato Akų Lauchimės retrospektyvą Lietuvoje. Rėmėjai. Jums tas pavyko. Rėmėjai, informaciniai rėmėjai. Laisvoji banga,
Lietuvos rytas, Delfi. Partneriai. Suomijos ambasada Vilniuje, Suomių kino fondas. Pagrindinis rėmėjas. Itala. Rėmėjai. Ramada, Kalifornija. Ramada, Kalifornija Gourmet. Ir postscriptum. Kas nenori eiti į gerą kiną, tai gal ir neikit. Bus daugiau salėje kuo kvėpuoti. Giedrius Zubavičius. Knygos jam neduosiu, nesugadina pirmąją laidos dalį. Antroji Aš atėjau čia dėl knygos, šiek tiek pasitaisė, bet aš dabar susimoju, Ginai, aš atėjau dėl tos knygos, nes tu jau man visą biblioteką, aš gavau tą Mažvydo originalą praeitą kartą 18 amžiaus. Knygos. Prieš 3 metus. Antro tomo neduosiu. Nu tai... Giedrius Zubavičius. Esu skaudintas, aš galiu šiai dabar iš studijos. Ir taip. Aš